Sveiki, esu Adelina Šverlytė, man yra 17 metų ir esu iš Panevėžio. Mis Aukštaitijos konkurse dalyvauju antrą kartą, kadangi manau, kad per šiuos metus patobulinau savo įgūdžius. Mis Aukštaitija 2024 nugalėtoja norėčiau tapti, nes noriu įrodyti savo bei savo artimiesiems, kad galiu pasiekti savo svajonių bei užsibrėžtų tikslų. Šiame konkurse mano numeris yra 1, tad labai kviečiu iš visų palaikymo. Sveiki, esu Iveta Galytė, man yra 16 metų, esu iš Panevėžio rajono Liberiškio. Mis Aukštaitijoje dalyvauju antrą kartą, kad įrodyčiau ne tik savo, bet ir kitiems, kad šiais metais galiu pasiekti daugiau. Šį konkursą mane lydi numeris 2, lauksiu jūsų palaikymo. Sveiki, esu Viktorija Liucija Grinskytė, man 16 metų, esu iš Panevėžio. Dalyvauju Mis Aukštaitijoje, nes noriu išbandyti save ir savo galimybės, taip pat išbandyti naujus iššūkius. Mano numeriukas yra 3, tikiuosi jūsų palaikymo. Sveiki, esu Austėja Sokaitė, man yra 16 metų, konkursą atstovauju Rokiškio miestą. Naujajame Mis Aukštaitija noriu tapti dėl to, kad įrodyčiau savo, kad galiu pasiekti savo svajonę. Aš Andželika Navakaitė, man 25 metai. Atstovauju savo gimtąjį ir mylimą miestą Panevėžį. Aš noriu tapti naująją Mis Aukštaitija 2024, nes noriu puošti ir garsinti Panevėžio miestą. Finale mano numeris 5. Balsuokite už mane. Aš esu Kamilė Juknevičiūtė, man yra 17 metų, esu iš Panevėžio. Dalyvauju Mis Aukštaitijoje 1 kartą, kad išbandyčiau save. Mano pomėgiai yra makiažai ir modelio karjera. Mano numeris yra 6 ir laukiu jūsų palaikymo. Sveiki, aš vardu Miglė Kurklytė, man yra 16 metų, esu iš Panevėžio. Dalyvauju Mis Aukštaitija 2024 metų konkurse, nes noriu išbandyti save, susidurti su naujais iššūkiais bei tobulėti modelio karjeroje. Iki finalo mane lydės numeris 7, tad laukiu jūsų palaikymo. Sveiki, aš esu Karolina Lelytė, gyvenu Panevėžyje, man 16 metų. Naująją Mis Aukštaitiją norėčiau tapti, kad galėčiau įrodyti savo, kad galiu išpildyti savo svajones. Mano numeris 8, tikiuosi palaikysite. Sveiki, esu Miglė Leikutė, man yra 16 metų, esu iš Panevėžio ir į Mis Aukštaitijos konkursą atkeliavau su tikslu labiau pažinti save, patobulėti bei parodyti tai, ką sugebu geriausia. Mada, stilius, modeliavimas mane lydi nuo pat vaikystės ir manau, jog Mis Aukštaitija yra puikus variantas pagilinti savo žinias šioje srityje. Mano numeris yra 9 šiame konkurse ir labai lauksiu jūsų palaikymo. Mano vardas Raminta Dapkevičiūtė, man 26 metai, atstovauju savo mylimąjį gimtą miestą Ukmergę. Aš taip pat noriu tapti naująją Mis Aukštaitiją, nes man tai būtų lyg mažos svajonės išsipildymas. Kažkada, būdama maža mergaitė, svajojau ir su baltų pavydu stebėdavau grožio konkursus tiek pasaulio, tiek Lietuvos ir svajojau atsidurti panašiame konkurse. Taip pat noriu paskatinti merginas išdrįsti, nebijoti ir siekti savo tikslą, taip kaip padariau aš. Konkurse mano numeris yra 11, tad man būtų be galo svarbu jūsų palaikymas. Sveiki, esu Kornelija Gelčytė, man 17 metų, esu iš Panevėžio, dalyvauju Mis Aukštaitijoje, kad įgauti naujos patirties ir įrodyti savo, kad galiu pasiekti užsibrėžtą tikslą. Mano numeris yra 12, laukiu jūsų palaikymo.
Sveiki, esu Fausta Lašaitė, man 17 metų, esu iš Panevėžio. Mėgstu skaityti, bet dar labiau mėgstu rašyti. Rašau eiles, domiuosi modeliavimu, nes manau, jog tai yra puikus būdas atskleisti savo unikalumą ir grožį. Į šį konkursą atėjau, kad įrodyti savo, jog galiu žymiai daugiau, negu kiti žmonės sako. Mano numeris yra 13, todėl tikiuosi, jog mane palaikysite iki pat galo.